Šimtmetis tai ne tik ypatingas jubiliejus, bet ir reikšmingas etapas ne tik tai mūsų akademijos, bet visos Lietuvos mokslo, žemės ūkio ir visuomenės istorijoje. Aš visada kartoju ir pakartosiu, kad Lietuva tai agrarinė valstybė, žemė, motina, maitintoja, rankos, kas kitas, jeigu ne žemės ūkis ir maistas, ar ne? Ko visada reikia. Tai Žemės ūkio akademijai norėčiau palinkėti dar labai daug metų ir garsėti visame pasaulyje. Tai mes taip ir linkim dovanodami įpareigojimą, kad šitos pasodintos pušelės augtų ir po 100 metų visi susirinktume pažiūrėti, kaip jos užauga. Per kitą šimtmetį, kai susirinks tie, kurie galbūt dabar dar mokosi, o gal ir kitos kartos, kad jie pasakytų, prieš 100 metų čia tikrai buvo padaryti teisingi sprendimai. Aš tai linkiu dar 100 ėjimų į priekį, tai yra susiję su mūsų dovana universitetui. Naujame Ąžuoliukų parke stovi šachmatų staliukas sunkus, prie kurio aš jau kviečiau gerbiamą kanclerę savo pirmąjį partijai. Tai linkiu 100 ėjimų į priekį. Buvau studentė, kai akademija šventė 50. Ir yra žmonių, kurie per savo gyvenimą nesulaukia jubiliejaus. O savo alma mater švenčiu 2 kartą. Ir tuo labai džiaugiuosi, sveikindama savo akademiją. Jūsu 100. jubileja ir svētki arī mums. Mēs jūs mīlam. Ką šią dieną pati palinkėtumėte savo ir akademijai? Kad mūsų akademija gyvuotų dar ne 100 metų, kad mes būtumėm susitelkusi ir brandi bendruomenė ir kartu nuveiktume labai daug darbų, ne tik Lietuvos labui, bet ir viso pasaulio. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija – tai bendruomenė, kurios pirmtakai klojo nepriklausomos Lietuvos valstybės pamatus. Jų svarbiausių ramsčių, numatydami būsiant pažangų žemės ūkį. Žemė turbūt yra vienintelis dalykas, kurio mes negalime pakeisti, atsisakyti ar gauti iš kur kitur. Sveikinu visus su šiuo iškilmingu 100-mečio jubilieju ir linkiu mums visiems klestėjimo dar daug 100-mečių į priekį. Tegul šios žinios ir idėjos skleidžiamos čia Žemės ūkio akademijoje ir toliau kuria tvarų, inovatyvų ateities žemės ūkį. Su 100-mečio jubiliejumi mus visus.